pristatė ir padėti nepasiturinčioms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems seneliams ir vaikams kvietė 21 nevyriausybinė organizacija. Taip pat prezidentūros kiemelyje vyko kalėdinės muzikos koncertas. Kągi dabar žiniose sportas, iškart po to orų prognozė. Gražios jums ateinančios savaitės. Europos vyrų krepšinio čempionatas 2013 metais vyks Slovėnijoje. Teisė rengti svarbiausią senojo žemyno turnyrą šiai Balkanų valstybei patikėta šiandien Miunchene pasibaigusiame FIBA Europe valdybos susirinkime. Priminsime, kad kitais metais Europos pirmenybės vyks Lietuvoje. Įdomu tai, kad Slovėnija už teisę rengti čempionatą turi sumokėti 6,5 milijono eurų, o tai dvigubai daugiau nei sumokėjo Lietuva. Taip pat buvo paskelbta, kad 2013 metais Europos moterų krepšinio čempionatas vyks Prancūzijoje. Keniečiai Kenneth Mungara ir Irene Gaskai triumfavo Singapūro maratone. Nugalėtojos tarp moterų laikas 2 valandos 35 minutės ir 22 sekundės. Beje, palyginimo Europos čempionė Živilė Bartūnaitė Barcelonoje bėgo greičiau net 4 minutėm ir 8 sekundėm. Šiame maratone startavo apie 19 000 bėgikų. Deviso taurės komandinių vyrų teniso varžybų finalo mače po antrosios dienos Prancūzija svečiuose 2-1 pirmauja prieš Serbijos rinktinę. Prancūzai Arno Klemantas ir Michael Lorda po 4,5 valandos įveikė korto šeimininkus Viktorą Trockį ir Nenadą Žimolyčių. Pasak nugalėtojų, jų pergalę lėmė komandinė dvasia. Olandijos futbolo čempionato lyderių PSV Eindhoven ir Heraitas kova vis dėlto įvyko. Futbolininkai turėjo žaisti per šitokią pūgą. Vis dėlto Eindhoven futbolininkai buvo stipresni ir 5-2 šventė pergalę. Šiandien per TV3. 7 vakare savaitės komentaruose. Kodėl Seimas mokesčių reformą pradeda galioti nuo to 19:30 Lietuvos talentų 2010-ieji tiesioginė pusfinalio transliacija. 21:30 Danielis Kreigas TV3 didžiojoje premjeroje 0. Naktis bus debesuota, protarpiais krituliai, daugiausia sniegas, pustys, kai kur kils pūga, vėjas pietryčių pietų 8-12, vietomis gūsiai 15-19 metrų per sekundę, šals iki 5-10 laipsnių. Dieną pūs pietų pietvakarių vėjas 7-12, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, Dzūkijoje ir Suvalkijoje